Dar norėjau parodyti kai ką. Žodžiu, metėte mano grindis. Čia viskas yra realiai vieno šito projektelio. Visos šitos dulkės. Tik tais vat nuo šveitimo. Taip, žinai, išpjaučiau milžinišką kiekį metalų. Ir prieš tai vat glosčiau paviršių, sakiau, au. Esmė, kad va šita vat freza, šitas tiesinis šifoklis, tai žiauriai gerai metalą ima. Vienas žiauriai blogas ir britkus, ir žiaurus, ir šlykštus dalykas, tai kad jinai palieka o tokias drožlės, mikro. Jas realiai visos yra kaip adatėlės tokios. Ir tos adatėlės jos visur palenda, jos man į pilną va dabar praukiu per pirštus, man nežmoniškas, nemalonus jausmas, jis visur sulindusios ir eisiu prausit, gal jos kažkaip išlys. Bet šlykščiausias jausmas, žinokit, patikėkit, ėmėte į rūbų skalbt. Jis kalbė viską labai gerai. Ir tada vaikštai po kelių dienų mieste kokiam. Ir tau taip duria pėda, taip žiauriai duria pėda. Ir jis nusėmė vidury miesto batą, nusėmė koinę žiūrai. Vienas šitą adatėlę. Tai šitie dalykai žiauriai baisus ir svarbiausia, aš apsimeturiuoju, užsėdo piršnes, vis tiek jų prilenda visur ir jos žiauriai užnesa. Bet taip jau padarysi su jom. Čia jau taip yra. Nu, žodžiu. Jau. Nu ką, mėlėjai, aiškiai jau pradėjau darbus, pamiršau, kad reikia filmuotis. Ką, geros pakankamai naujienos. Nusivežiau šitą daiktą į savo mokyklą, Profkę Techin Vilniuje. Aš labai gerai susibendravęs esu su mokytojais vis dar. Aš mokslus baigiau gana seniai, palaikom ryšį. Ir išėjo keletą dalykų nustatyti. Vienas dalykas, kuris mane labai pradžiugino, tai mes nustatėm, kad čia yra visgi ne kažkoks tai specializuotas plienas, o tai yra tiesiog beveik paprasčiausia geležis. Ta prasme, tai irgi yra plienas, bet tai yra konstrukcinis plienas, o jis yra tiek paprastas, tiesiog galima eilinis mirtingas žmogus jį tiesiog vadint vos ne geležiu. Kaip mes tai nustatėm, Profkai yra masių spektrometras toksai, jisai lazeriuką nušauna į šitą metalo paviršių ir jisai iš karto gali nustatyti, koks tai yra, kokia tai plieno markė. Ir tiem, kurie nežino, plienas, kaip ir didžiuma modernių metalų, turi skirtingas markės. Ką tai reiškia? Tai yra, jisai susidaro iš skirtingų elementų. Mes įprastai žinom, kad geležis yra lotyniškas ferrum, bet geležis visiškai gryna nebūna. Įprastai būna karbon, anglis. Geležis, kai susijungia su anglimi skirtingais kiekiais, tampa skirtinga markė. Tai yra pats paprasčiausias apibūdinimas. Aišku, tai geležis plus anglis yra pats paprasčiausias paaiškinimas. Įprastai šiais laikais į sudėtį yra dedama gausybė įvairių kitų elementų, kurie vis skirtingai paveikia tą metalą. Senoviai galiu atskirai išnekėti apie tai, nes tai mano sritis, mano moksliniai, nepasakyčiau karjeroj, interesų sferoj. Senoviai tikrai buvo pagrindas geležis ir anglis ir labiau daugiau nešvarumų negu dadedančių elementų. Šiais laikais yra manganas ir chromas gali būti dedamas, vanadis, chromas tai yra pagrindinis elementas nerūdinčiam plienui, kuris gali rūdyti, tiesiog daug mažiau rūdyja, dėl to nes pakankamas chromo kiekis sudaro chromo oksidą ant metalo paviršiaus, kuris neleidžia rūdyti paviršių, bet su tam tikra chemija, tam tikrom sąlygomis jis tiek rūdys, nes tokia jau geležies prigimtis. Tai ką mes nustatėm, kad čia yra visgi paprastas vos ne 0,2 anglies turintis plienas. Ir ką tai reiškia? Tai yra mažaanglis plienas. Plienai skirstomi į mažaanglius, vidutinio anglumo ir tada daugianglius ir tada jau špyžiai. Špyžiai prasideda kažkas nuo 2% anglies, tai jau tada tu jo nekalsi, tu jį gali lydyti į skystą fazę, o tokie tai jau, jų neišlydys. Jie ten, gali, bet ten, karočią atskiras procesas, nesvarbu.
Žodžiu, long story short, ką mes dar padarėm, mes patikrinom, ar yra kažkokių trūkių paviršinių. Čia matot visą tą ružavą kreidą, tai čia yra, kur minėjau, tie specialūs dažai. Jie iš esmės tampa kreida ir ružavas spalva parodo, kur kažkokie įtrūkimai. Tai realiai, ką mes tik tais pamatėm, jokių įtrūkimų nepamatėm. Mes matėm visas poras, kurios liko nuo virinimo, jos išryškėjo ir kaip kur, vat, pavyzdžiui, ant kalomosios babkutės irgi buvo tokia linija, grinai, vat, šitoj pusėje, kur rodau. Jinai yra grinai iš nuo virinimo. Buvo nešvarus paviršiai, kai virino, nesusivirino ir liko tarpas, arba ten pleišto liekana. Ir logiškai žiūrint iš metalurginės perspektyvos, jeigu čia tikrai būtų kietas plienas, žiūrint tai, kaip čia buvo šlykščiai suvirinta ir kaip aš šlykščiai išraudinėjau šitą babkutę, tikrai visas paviršius būtų buvęs nuklotas, nusėtas įtrūkimais žiauriausiais ir taip toliau. Vienas dalykas, ką aš galvau, kad gal tai visgi yra kažkoks rimtesnis plienas. Matot va šitą vat liniją? Čia yra virinimas, tiesiog po to nufrezuotas, nutekintas staklėse. Kas iš esmės galėtų imponuoti, kad šitoj pusėje dėjus pleištą, jėgos buvo tokios rimtos, kad nurovė lauk ir todėl čia yra virinimo žymės. Nes šito kūno ir šitos dalies markė skiriasi. Tai klausimas, kada tai buvo daryta, aš labiau linkęs, kad gamybos metu, negu kad tai buvo daryta jau kažkada jau turint tą aparatą. Aš labiau taip manau, man taip atrodo. Nes jeigu aš įsivaizduoju, kad būčiau koksai kolchoznykas ir sulaužyčiau tokį aparatą su savo girtais smegenim durnais, tai aš tikrai greičiausiai būčiau tiesiog metęs vežęs į skupkę viską su savo hebra ir po to pasiėmė žigulinio aluko ant kalniuko, būtumėm viską išliurlinį. Tai va. Tai ką žodžiu tai reiškia? Kadangi tai nėra kažkokia speciali markė, o tai yra beveik geležis, aš galiu drąsiai visus paviršius virinti. Man nereikia konstruoti atskiro pečiaus, man nereikia jo specifiškai kaitinti, man nereikia jo specifiškai atkaitinti ir galiu tiesiog drąsiai ramiai apglėzot, išglėzot, priviryt, prišutyt, prisivilyt daugiau masės ant šito daikto, nes tikrai jos trūksta šitose visose vietose. Ir tada bent jau kiek galiu aplyginti, kad matytųsi originalūs paviršiai. Ir vežti pas meistrelius, kad viską gražiai nulygintų, nuzulintų. Tarp kitko, beje, išėmiau šitą detalę. Jinai ką daro, jinai iš esmės įsideda į tą skylutę ir užsimauna tada tą babkutę, kad jinai neišlėktų per šonus. Kai kurie, jinai yra tiesiog stipriai įstumta, aš bandžiau ją išsukti, aišku, o čia reikėjo įsidėti sriektą strypą ir raut kelis kartus. Tai va, išrauta. Tai va, o ką aš dabar darau? Iš esmės, kad tiek man būtų paprasčiau, tiek galbūt mechanikam būtų paprasčiau, aš dabar, kol dar niekas nevirinta ir dar matosi originalūs paviršiai, persibraižau esamą padėtį ant popieriaus. Aš tikrai nesu geras braižytojas, aš tiesiog stengiuosi kuo aiškiau viską perpiešti, nes, taip, aš turėjau braižybos kažkokias pamokas ir ten, kaip skaityti brėžinius, aš jūs galiu skaityti, bet braižyti taisyklingai, aš geriau tiesiog nupiešiu kuo normaliau, kuo suprantamiau ir tada jau vietoj su staklininkai žiūrėsim. Bet aš manau, kad viskas turėtų būti normaliai ir suprantama. Ir tai tokios tokelis, visą situaciją papasakau, viskas dabar bus aišku. Ir jo, jungiu timelapsą, kaip aš čia braižau sukinėjus. Gyvenu.
Tai, lyg baigiau braižyt. Tikrai nesu profas, tikrai nežinau, kaip reikėtų labai čiūdamai padaryti, bet persipiešiau originalius matmenis ir ką reikia pakeisti ir ką reikia padaryti. Tai iš esmės originali šita kregždės uodegos ertmė bus biškį pakoreguota. Dabar čia yra originaliai buvo 63 mm skersmuo. Čia buvo maždaug 58, jeigu gerai prisimenu, ar 59, ne esmė. Esmė, kad šitas pleištas jis negali būti per storas, tiksliau per didelio kampo. Tas kampas realiai iki 1 laipsnio turi būti, nes tada jisai geriau laikosi. Nu, tai iš esmės tai ir pagrindinis pakeitimas. Reikės viską man gerai išsivalyti ir realiai pradėti virinti ir realiai stengsiuos palikti tos originalius paviršius. Šitą tai tikrai reikia palikti, nes jisai realiai yra pagrindinė atsvara. Reikės gidėję užvirinti, praleisti vieną tiesiog pasiūlę čia nais, nes reikės čia padaryti radiusą. Kas yra radiusas, tai iš esmės radiusas yra tiesiog, užapalinimas. Ir nes čia visi kregždės uodegos kampai yra labai aštrus, tai yra blogai, nes kai tu jį įvarai ir jis dar gauna apkrovą nuo kalimo, tai yra aštrus kampai yra stresoriai. Geležis, plienas šiuo atveju labai panašiai veikia kaip su mediena. Aštrus kampai yra blogai. Tai iš esmės ką reikia padaryti? Čia kaip atrodytų iš vieno galo. Čia babkutės uodega. Vienas kampas turėtų būti suapalintas, o tas, kur įpleištą raktą, ir kaip tu jį pavadinsi, remiasi, gali būti toliau aštrus. Nes jisai nepagauna tiek daug aštrumo, bet ten jau pats raktas turi būti suapalintas. Tai bent jau čia tai padarysim, nes čia to dėja, šitokiam ašgi nenuvešiu pas mechanikus. Nors teoriškai, ką galėčiau pabandyti, tai praleisti siūlę šitam kampe ir iš esmės kažkokiu rankiniu būdu pralyginti. Iš esmės taip galima daryti. Ką paima, tai atitinkamo užapalinimo vamzdį privirina prie tokios juostos ir užklijuoja šitą, kaip jisai vadinasi, šiutrinį popierių, tada zulina, kol realiai prizulina reikiamą radiusą. Aš nemanau, kad aš šitą darysiu. Tai būtų kaip ir gerai, nes ką radiusas duoda, tai tiesiog radiusas lengviau gali po to įdėti ir ištraukti, nes čia tai, pavyzdžiui, yra šitos vietos raktas. Ir jūs pasižiūrėkite, kampai yra aštrus ir tikrai, kai šitas raktas yra čia įvaromas, realiai beveik neįmanoma ištraukti jo po to iš čia. Žiauriai sunkiai, reikia tada, kaip aš jį išėmiau, šitą babkutę apatinę, tai realiai kalt iš tos pusės raktą nieko nedarė, tai aš babkutę kaliau į tą pusę, kas yra labai blogai, bet visiškai manęs tai nestebina, nes tikriausiai ir praeiti savininkai lygiai tą patį darė, nes šita pusė yra žiauriai išsigrybinus. Tai, jo, bet čia ką padarysi, tokia jau realybė. Tai va. Teoriškai reikėtų šitą paviršių nulyginti gražiai, šitą paviršių nulyginti gražiai, bet aš nelabai matau tolko kaip ir. Matysiu, jeigu bus ūpo čia žaisti ir šūt man veltui, tai taip ir padarysim, bet tikriausiai ne. Gerai, viskas, einu ruošti paviršius virinimui. Nuzulinsiu, nušveisiu, nuvalysiu ir šutinsim. Taigi, dienos pabaiga, ką mes turim.
turime užvirintą, užglėzotus paviršius. Tikrai nėra čia kažkas labai gražaus, čia iš viso baisu. Šonus nulyginau, kiek išėjo su dildė. Va. Čia tai vis tiek. Aš manau, kad logiškiausia būtų nulyginti abudu paviršius į daugmaž vieną aukštį. Čia aišku nepersistengti, nes čia nudaužyta. Tada naujai įgilinti pagal matmenis dugną. Ir tada jau suapvalint kampus. Su babkutė tai biškį kitap. Fintas tas, kad man vidury virinimo baigėsi dujos ir turėjau virinti svarkę, o svarkę seniai virinau, tai jis gavo labai gražiai. Nu ir aš tikrai suprantu, kad čia tikrai yra ne kažkoks plienas, nes labai aiškiai matosi kaip deformuota. Prasme, vizualiai tai nesimato, bet šita pusė yra kalamoji dalis tikrai daug platesnė. Tikrai manau, šveičiant matysis dar, kur tikrai trūksta mėsos, pavyzdžiui, šitam kampe tikrai trūks mėsos. Nu, bet čia jau apšveitus dabaigus, jau turėsiu vėl dujų, galėsiu biškį dasekti ir jau rankom apdirbti, jau bus daug paprasčiau. Dabar tai reikia visą masę atauginti ir reikia ją faktiškai naujai atnaujinti paviršius. Tai va, ir čia paruošiau viską, rašiau. Vidinis diametras 17, išorinis 19 ir šitų dalykų aukštis 5 mm. Nes, aš galvojau, gal bandyti šitus dalykus, šitus krypiančiuosius priklijuoti, nes tikrai aš esu kartais šėmęs ir atgal taip įdėjęs prie pačio pneumato šitus, bet kadangi vežu tiek pas staklistus ir jie gali gražiai išfrezuoti ir įdėti naujas tiesiog juostas ir gal kaip nors jas privirinti ar kokiais varžtukais įleistais prisukt, manau, būtų pats optimaliausias variantas ir būtų, ramu ir nereikėtų sugalvos visiškai. Tai va, tai kol kas reikalai tokie. Ir atvažiuoju į Vilnių, nuvešiu viską. Ir tada jau tolimesni etapai bus tik tais, kada turėsiu šitus užbaigęs. Aišku, aš galėčiau toliau krapštyti motorinę dalį šito daikto, nes tikrai, pavyzdžiui, tepimą gal kokį geresnį sugalvoti. Kokį tepimą geresnį sugalvoti, čia dar šiaip kažkur judesys yra, bet jau nepamenu, nes kaip jungiai jis ten daužos. Galbūt tepimą kažkokį... čia tai netaisyklingas tepimas, nes čia yra salidolis arba litolis prisigrūda, žodžiu, tas tirštas, ir jisai spaudžiasi po truputį, bet man atrodo, aš prasrieksiu nipelius tepimo, kad, kur būna ta šlangutės įsikiša, paspaudai, privaro, nors man mechanikas vienas sako, geriau padaryti, kad irgi būtų alyvai, o ne solidoliui, bet tobuliausia būtų turėti, kaip ant kai kurių pneumatų būna visiškas atskiras čia vienetas, kuris pasijungia diržu ant alkūninio velinio sistemos ir tada jisai sukamas ir jisai tepa visas vietas, kur reikia, bet manau, apsieisime ir su archaika šiuo atveju. Čia dirba be problemų, tai manau ir dirbs. Tai va, kol kas tokias tokelės. Gyva.